čia, sakykime, Ararat viešbutyje arba Neolife organizuojami renginiai, jie kiekvienas mums pasėja labai didžiulę sėklą, kad tam tolimesniam mūsų gyvenimui. Ir kiekvieną kartą gaudami tos sėklos savo, mes tiesiog darome tą pratęstimą į priekį, į gyvenimą, kad ta savijauta būtų gera. Ir praeitame renginyje, ketvirtadienį čia, žinokit, klausaisi ir tikrai labai jautru, kada kalba 14 metų vaikas panašius dalykus, ką kalba Daiva šiandien kalbėjo, apie mineralų svarbą, apie tai, kaip reikalingos yra maistinės medžiagos sportuojančiam, aktyviai gyvenančiam. Žinokit, man ir dabar šiurpuliukai ima. Ir galvoju, kiek yra prarandama, kada mes nesudalyvaujame Neolife renginyje. Jeigu aš nebūčiau prieš 18-19 metai išgirdus Neolife mokslininkų paprastą pranešimą, kad maistinės medžiagos tai yra mūsų gyvybiškai svarbi kūno dalis, kad mes galėtumėm jaustis puikiai, tai aš nežinau, ar aš šiandien čia būčiau apskritai ir ar aš kalbėčiau, tikrai neturbūt, nes tai buvo proveržis į visai kitokį suvokimą. Taigi nepraleiskime tų renginių, būkime ir dėkime į save, bet jeigu mums atrodo, kad tai per sudėtinga, mes galvojam, kad jinai kažkaip ypatingai gali mums tą sveikatą kenkti ir pareguliuoti, todėl, kad mes gyvename aktyviau, daugiau yra šviesos ir organizmas gauna daugiau išbandymų, daugiau žmonės atostogauja, Neolife žmonės galbūt kitaip, jie jau supranta ir tų atostogų kiti yra išėję, aš išėjus atostogų esu ir labai džiaugiuosi tokiu darbu, kurį darau dabar. Taigi, keliaudami ir turėdami tos šviesos per daug, kas vyksta tada mūsų organizmuose. Ir dar daug kalbėjo apie mineralus, kokie jie yra svarbus, ir magnį, kalį, natrį, cinką. Tai yra mūsų elektrolitai, kurie palaiko ir kartu su vandeniu jie tiesiog atlieka būtent tą sudėtingą darbą, vitaminų ir mineralų ir visų hormonų gamyba mūsų organizme, jeigu mūsų yra jeigu mūsų organizme yra kitų vitaminų ir mineralų. Jeigu jų yra trūkumas, mes iš karto jaučiam per virškinimo sistemą. Ir šiandien iš tikrųjų labai galiu pasakyti 200%, kad nėra ne vieno žmogaus, nėra žmogaus, kuriam virškinimo sistema, kepenys, žarnynas, kasa, tulžies latakai atliktų savo darbą, limfa būtų švari. Nėra. Ir jeigu jūs galvojat, kad su manim viskas gerai, tikrai taip nėra. Jeigu vieną dieną ir yra čiut geriau, tai kitą dieną gali būti visai negerai. Tai va, ir mes ir tas fizinis kūnas, ir vanduo, ir tie mineralai turi būti mūsų kūne. Ir kas atsitinka, jeigu mes netenkame jų, netenkame vandens, jaučiame spazmą, jaučiame kažkokius mėšlungiškus skausmus, atsiranda tuoj pat nuovargis, mieguisti tampame ir širdies ritmo pokyčiai. Ne tik tai dėl kalio, bet tai gali būti ir dėl natrio. Ir Daiva minėjo, kad ligoninėse sulašinamas natris ir jeigu jūs atkreipėte dėmesį, nesvarbu, arba žmogo aukštas spaudimas yra žemas, jam vis tiek bus pirmiausiai sulašinama natrio druska.
Tai va, tai yra labai svarbus mineralai. Kas atsitinka, vėlgi, mes turime tos saulės, ar ne, čia tas nuotraukas, taip norėjau 3 sudėti, tai labai jau taip aš čia jas ištempiau. Saulės poveikis odai, būtent esant saulėje. Pigmentacija, kaip jinai atsiranda. Kada mūsų medžiagų apykaita nėra tinkama ir kai kurių mineralų trūkumas su būtent tą pigmentą, melaniną, sudėlioja gabaliukais. Gabaliukai sudėlioti gali netgi ilgą laiką, jeigu mes vartojame vaistus, antibiotikus, priešuždegiminius, chemoterapija daryta yra, arba turėjom aknę ir buvo kažkokie odos pažeidimai, tai būtent po to tose vietose išryškėja pigmentacija. Kitas, nudegame neturėdami būtent tos vidinės apsaugos ir galbūt per ilgai būdami toje saulėje įgyjame uždegiminius procesus. Ir kurie sukelia irgi tos oksidacinius stresus, ir kas ten jau po jais dar kiek vyks. Fotosensibilizacija, kada sąveikauja oda su kažkokia medžiaga. Tai gali būti su, jeigu mes prisikvepinę gulime ne saulėje, arba kažkokių aliejų užsitepę, kurie sąveikauja su saulė ir tada mumyse, mūsų odoje atsiranda būtent kitokia jau pigmentacija, kuri gali vėliau peraugti ir į didesnius odos pažeidimus, ką mes žinome, iki onkologijos. Žarnyno disbalansas, kas jame vyksta? Iš tikrųjų, vien dėl higienos, dėl to, kad mes pajūryje daug praeina ir žmonių, daug ten visokių gali būti vabaliukų ir bakterijų ir parazitų, valgome maistą. Yra dulkės, yra ant to, tokių vaišių stalų pajūryje iš tikrųjų galima matyti ir kopose, ir šiaip prie pat jūros. Tarsi atsipalaidavimas, tarsi faina, bet mes čia galime iš tikrųjų labai daug visko privalgyti, jeigu mūsų organizmas yra silpnesnis. Ir mes čia matome, kokie ko mes galime. Disbiozė tai būtų, kada sutrinka gerųjų ir blogųjų bakterijų kiekis mūsų organizme, mūsų žarnyne. Ir tų blogųjų bakterijų perteklius jisai tiesiog traukia tokias kaip grybelį, gerdiazė, tai yra irgi lemblijos, tai vienaląsčiai tokie parazitai, kurie prikimpa prie gaurelių žarnyne ir pažeidžia maistinių medžiagų įsisavinimą iš žarnyno. Mes jų nematom ir tai gali vykti be skausmo. Lėtinis gali būti ūminis, jeigu esam labai nusilpę ir daug tų bakterijų patenka į mūsų organizmą. Ir jeigu tai veikia lėtiškai, tai iš tikrųjų galim labai turėti ir gilius sveikatos sutrikimus visoje virškinimo sistemoje, ir kepenyse, ir kasoje. Dabar tie parazitai, per ką užsikrečiama, ir dažnai žmonės klausia, kodėl, kur aš čia galiu jų tokių pasigauti. Realiai visi parazitai atsiranda per maistą, per dirvožemį, per nešvarias rankas, per neplautas mūsų daržovės, nesvarbu. Aš labai anksčiau keistai žiūrėdavau, nes žentas ir anūkai, tai mūsų tie berniukai, jie nieko nevalgydavo neplauto ir jiem buvo taip, aš galvodavau, Dieve, tu mano ta naminė dulkė, kas čia tokio? Bet aš dabar suprantu ir labai džiaugiuosi, kad aš turiu šiltnamį, kuris negauna lietaus iš dangaus, bet aš jį laistau iš žemės. Tai vėlgi yra didesnė apsauga šiai dienai, aš taip jaučiu ir įtariu, kad tas lietus, kuris lyja, jis gali tų dulkių užnešti įvairių ir ant braškių,
ir ant uogų, ir ant obuolių. Todėl nusiplauti reikėtų netgi jau šiai dienai skinant ir savo sode. Ir matome čia, kad žalios sultys. Mes nežinome, kiek švariai yra nuplaunama ir ar tie vaisiai ir daržovės, kurie yra sunkiami prekybos centruose, kada mes geriam sultis, ar tikrai ta cheminė medžiaga, kuri buvo apipurkšta, ypatingai atvežtiniai tie produktai, ar jinai yra suardyta, ar jinai pateko į mūsų sultis ir pažeisdama virškinimo sistemą, o ten esantis jau parazitukai gali iš tikrųjų suburti didelės kolonijas, kurios pažeis ir sukurs mums lėtinės ligas arba jau tas, kurias nebepagydomos. Tai vat vėlgi tos pačios gerdijos, fasiolės, matome čia tokie vat blinukai, jų tiesiog prisidaugina mūsų žarnyne, prilimpa prie žarnyno sienelių, sutrikdo gaurelių aktyvumą, maistinių medžiagų įsisavinimą ir tose vietose, jeigu ilgą laiką jos ten kybo, gali atsirasti netgi žarnyno išopėjimai, kaip būna užkaito pavadinimas, žodžiu, žaizduotas žarnynas. Plaukim rankas, plaukim uogas ir sultis. Taip pat nervų sistema nukenčia. Nuo to ilgo, šviesaus ir gražaus laiko mes neiname miegoti laiku. Mes žinome, kad melatoninas tai yra mūsų tas hormonas, kuris reguliuoja mūsų nuotaiką, o jisai labai daug serotonino gamybai irgi turi. Tiek, kiek mes jo pasigaminame, tiek mes ramybės ir to turėsime savo organizme. Kas pažeidžia? Tai pažeidžia ilgas laikas telefonuose, televizorių žiūrėjimai. Prieš miegą mes žinom, kad 2 valandas reikėtų nes pati dar to nedarau. Ruošiausi seminarams, paskui išsitrinu skaidrės, netyčia vėl iš naujo dirbu. Kai va tie dalykai tokie, jie, kaip čia, sutrikdo melatonino gamybą ir mes tada pajaučiame ir nuovargio daugiau, ir nuotaikos nebeturime. Ir mes turime žinoti, kad melatoninas gaminasi tik tai tamsoje. Kada mes užmerkiam akis arba naktis, dienos metu, jeigu mes einame pokaičio nuo 1 iki 4 valandų, tai melatonino dalelė taip pat pasigamina. Vakare mes taip pat turėtumėm nuo 10 bent jau miegoti ir pasigaminti tą melatoniną iki 1 nakties. Bet reikia užsimerkti. Ir mes turim būti, kad ir užuolaidas užtrauksim, turime būti užmerktomis akimis, miegoti, atsipalaiduoti, kad tos maistinės medžiagos ateitų, pasiektų mūsų smegenis, pasiektų mūsų kraujotaką ir galėtų tie junginiai gaminti ramiai melatoniną, kuris mums suteikia būtent tą sveikatą, gerą nuotaiką. Tai va, nervų sistema, nors aš kalbėjau, kad apie kraujotaką, bet sąmoningai nedėjau, bet paminėjau, kas atsitinka su kraujotaka, kada mes neturime tų maistinių medžiagų. Ir prieš tą 18 metų, kaip sakau, pasirinkusi būtent tas maistinės medžiagas, išsprendžiau tikrai labai daug sveikatos sutrikimų. Bet kas svarbiausiai, kad aš suvokiau, kad tik maistinių medžiagų dėka mes galime išlikti sveiki. Aš nesakau, kad nereikia vaisto. Jo kartais reikia, bet vaistas yra nuodas, jisai nužudo tai, nuo ko mes jį vartojame, bet sveikatą vis tiek keliame maistinėmis medžiagomis. Taigi gyventi sveikai, sveikiau ir bendrauti su žmonėmis, kurie tai jau daro,
yra Dievo dovana. Taigi, kaip tos mineralus mes galime atstatyti būtent Neolife produktų dėka. Galbūt galima ir kitaip. Galite įsidėti ar ne druskos į vandenį, galime citrinos, jeigu tas vanduo mums neskanus, dėkim citrinos, dėkim apelsino. Yra daug žmonių, kurie šiandien sako, kad man nesinori gerti, aš nenoriu gerti, nes yra neskanu. Sakau, o tu valgyti nori? Nelabai. Tai sakau, kuom gyvas esi žmogau? Žmogus nežino, nes nesupranta, kad būtent ta Mendelėjevo lentelė turi būti mūsų viduje ir būtinai turi būti vandens. Jeigu šiandien jūs gerite maisto papildus, bet jūs negerite vandens, žinokit, maisto papildai nežino, ką ten reikia daryti pas jums patekus į skrandį. Nes ypatingai šitos medžiagos yra koncentratai, maistiniai koncentratai. Ir jeigu mes jų neatskaičiam su vandeniu, mes taip ir dėliojam į lentynėles. Ir tose lentynėlėse jie stovi, mums atrodo nieks nevyksta, mes blogai jaučiamės, pučia mumis ten galvos skauda, tai praskieskim vandeniu. Jeigu neteko mes tų mineralų, kuriuos rodžiau, tai puikiai mes galime padaryti paprastus dalykus. Turime vaikiškus vitaminus Vitas Kvares, kuriuose yra visi vitaminai, visi mineralai ir cholinas, kuris labai svarbus yra mūsų tiek smegenim, tiek kepenim. Ką mes darom, ką aš darau, aš ir čia turiu rankinėje, įsidedu į Neolife dėžutę tabletyčių ir tiesiog jas čiulpiu kažkur keliaudama, kažkur sėdžiu autobuse, pasiimu, sučiulpiu, išgeriu vandens. Tai mes jau papildome savo vitaminų, mineralų kiekį savo organizme. Lygiai tą patį mes galime atlikti ir pajūry, arba ten, kur keliaujame ir prakaituojame, netekdami būtent tų gerųjų mineralų. Magnis, cinkas mes turime papildyti, kad ir vartojame vaikiškus vitaminus, čiulpiam juos kaip saldainukus ir pavaišinam kitus, bet magnis ir cinkas, kaip ir Daiva minėjo, jie dalyvauja labai plačiai daugelyje biocheminių reakcijų ir be jų nevyksta. Jeigu mes ir vartosim, sakykime, geriu omega, geriu vitaminą C, geriu vitaminą E, bet jeigu mums trūksta magnio ir cinko, jie taip pat nenueis ten, kur jie turi nueiti. Taigi apjungimas, turim surasti tą būdą, jeigu negalim ar nenorim vartoti visų, bet mes turim sąmoningai susirinkti, galbūt vaikiškus kokteilį gerti, dar kokį kalcį magnį pridėti, kad mes gautumėm. Ir žmonės kartais, tu pasakai, kad jam reikia vartoti omega ir kalcį magnį, tai jis visą gyvenimą atrodo, kad jam tik to ir reikės vartoti. Bet jeigu ilgą laiką mes vartosim ir neteksim mes išvesim kitus mineralus iš organizmo ir tada vėl reikės atstatyti. Taigi, kad būtų ta nauda ir vasarą kuo mažiau patirtume iššūkių, mes turime sąmoningai ieškoti to apjungimo visose maistinėse medžiagose. Kodėl įdėjau kokteilius? Nes vasarą mes pamirštame kartais ir valgyti ir būdami prie jūros iš tikrųjų nei ten kažkokių didelių maistų, netgi turbūt ir nesinori ir norime to lengvumo. Ir mes galime puikiai pasinaudoti gerais kokteiliais baltyminiais, tai yra amino rūgštys, ir į jas, kad turėtumėm energijos, kad turėtumėm ištvermės ir kad mes atsistoję, gulėję ant to šilto smėlio, nesusileistume, va šitaip, kaip man yra tekę, apbeit, tai maistiniai nitratai, tai tas azotas, kuris duos mums, pagerins kraujotaką, duos tos ištvermės ir deguonies išnešiojimą po mūsų organizmą. Taigi nepamirškim savęs atsigulę ant smėlio ir praradę vandens. Apsaugokim save iš vidaus. Karotenoidus turim ypatingus su 15 karotinų, kurie
stiprus antioksidantas ir neleis mums sudegti toje saulėje ir gauti va tas pūsles, tokias, kokias jūs matėte ankstesnėje skaidrėje. Kodėl arbata? Todėl, kad mes Neolife arbatoje turime labai puikią sudėtį, kurioje yra ir žolelė radiola, ir žaliosios arbatos, ta baltosios, raudonosios. Ką jos duoda? Tai yra labai stiprus antioksidantai ir didžiulė apsauga yra radiola, jinai apsaugo ir ląstelės DNR, tai neleidžia taip greitai pažeisti odą iki onkologijos. Mes tą galime išsaugoti, duoti, neleisti hormonams įsiskverbti ir padidėti jų gamybai organizme esant saulėje. Labai puikiai tą sureguliuoja, lygiai taip pat ir žalioji arbata atlieka. Ir truputį dar, kad būtų, šitą reikia pasirodyti jam. Pasirodyti. Tai aš. Kad būtų greičiau, tai radiola yra tai stiprus ir adaptogeninis junginys, kuris neutralizuoja laisvuosius radikalus susidarančius veikiant ultravioletiniams spinduliams. Taip pat priešuždegiminis yra poveikis, mažina paraudimą, patinimą, skausmingumą, taip pat po saulės poveikio. Geriant vien arbatą Neolife, tai važiuojate į pliažą, pajūrį, jūs tiesiog pasidarykite arbatos. Apsaugo DNR ir kad nesukeltų įvairių mutacijų, mažina riziką taip pat susirgti odos vėžiu. Žalioji arbata, tai būtent Neolife arbatoje yra epigallokatechino galatas. Tai žaliosios arbatos katechinas turi labai stiprų antioksidacinį poveikį, mažina ultravioletinių spindulių sukeltą oksidaciją odos ląstelėse. Ir tiek šitą arbatą, šitą medžiagą mes galime vartoti išoriškai. Ir jeigu jūs randate kremų apsauginių nuo saulės būtent su tokiom medžiagom, tai puikiai galite naudotis. O jeigu nerandate ir nežinote, kokias naudotas medžiagas, iš tikrųjų, aš pati nežinau ir aš visada kreipiuosi į kosmetologus, kurie patarė, kokį tą filtrą naudoti, jeigu mes esam labai jautrus. Bet iš tiesų reikia šitų dviejų medžiagų, man pakanka, aš nenaudoju jokių apsauginių kremų saulėje, aš nebūnu joje nuo ryto iki vakaro, bet ta prasme turiu omeny pajūrius. Ir puikiai šitie produktai apsaugo mano odą ir aš nebedegu jau 15 turbūt metų raudonai, kas vykdavo anksčiau. Dabar mano įdėliai būna gražiai rudi. Jeigu dabar išoriškai apsaugoti save, taip pat turime puikius produktus Alijošiaus gelį, kuris turi didžiulę raminimo, drėkinimo funkciją ir kūno losjoną, kurio sudėtyje taip pat yra alavijus. Ir žinome, kad mūsų produktai, kuriuos vartojame kartu, jeigu tepėme Alijošių kūno losjoną vieną po kito, jie puikiai apsijungia, kadangi ir kūno losjone yra ir alavijuko, yra būtent tos medžiagos. Ant Alijošiaus gelio pakuotės
mes matom labai siaurą aprašą ir žmonės dažnai klausia, kodėl jūs šitai plačiai kalbat, kad galima tiesiog jį labai plačiai naudoti, netgi tepti į akis ir į gleivines. Todėl, kad paskaitykime kiekvienos medžiagos poveikį, o tos medžiagos yra alijošiaus gelio sudėtyje. Ir mes žinome, kad Neolife produktai yra švarūs, yra išvalyti, todėl mes galime naudoti iš tiesų labai plačiai. Ir jeigu mes nudegėm iki pūslių, tai yra 3 laipsnis nudegimo, mes puikiai galime naudoti šitas medžiagas netgi tada, kada tos pūslės susprogsta ir atsiranda žaizdos, tai yra daug greičiau sugyjama, nuraminama, mažinama oksidacija ir nesusidaro randai tada, kada sveikstama. Žarnyno stiprinimui. Jis visada turi būti sveikas, jeigu mes norime, kad kiti mineralai, vitaminai įsisavintų. Jeigu keliaujant mums kažkas atsitinka, keliaukim, turėdami savo sveikatos vaistinėlės, turėkim ir gerųjų bakterijų, ir skaidulų, nes ir keliaujant, kad ir šiltuose kraštuose, keliavom Italijoje, daržovių mes nelabai ten gavom, nes nelabai maitina daržovėms Italija, ne? Nors ir jie turi. Tai vat, skaidulų mums reikia, kad žarnyną palaikyti, kad jis atlaikytų visus stresus, pokyčius šilumos, maisto, vandens. Alijošiaus gėrimas taip pat atlieka puikų balansą mūsų gleivinėse. Jisai sudrėkina, jis nuramina ir jo sudėtyje mes iš tikrųjų turime visą Mendelėjevo lentelę. Betagardo neįdėjau, bet jis yra labai svarbus ir niekad visada prisiminkit, kad betagardas taip pat turi būti įeiti į jūsų sveikatos vaistinėlę, kelionėse ir aišku namuose. Tai didžiulė apsauga nuo į mūsų organizmą, į žarnyną patekusių kažkokių toksinų arba nereikalingų tiesiog medžiagų. Nervų sistema, bet kodėl ir sakau, kad magnis yra labai svarbus visur, visada. Ir nervų sistema, kad tą melatoniną mes pagautume tada, kada reikia, turime naudoti taip pat šitos produktus. Ir magnis, kapiliariniai kraujotakai, raumenų atpalaidavimui, omegos poveikis didžiosiose kraujagyslėse turbūt yra didžiausias, nes jinai pašalina uždegiminius procesus iš mūsų organizmo. Tai yra labai stiprus priešuždegiminis produktas. Kalcis, magnis galima keisti, galima vartoti ir kartu. Kalcį, magnį su magnezijum, tada 2-2 arba kitaip, galima iš ryto magnį gerti, jis suteiks daugiau energijos, kalcį, magnį tarp 17-19, daugiau nueis į kaulus. Tai va mes tiesiog turime nuolat domėtis, kokiu metu, ne tik tai, kad vasarą, sakykime, reikia vartoti šituos produktus. Ne, mes turime žinoti, kokiu metu, kokie tie produktai mums padės geriausiai. Amitonas, tai yra amino rūgštis 3, L-tyrozinas, nepasakysiu dabar taip greitai, jo sudėtyje mes turime ir choliną, kuris, kaip ir sakiau, kaip ir vaikiškose vitaminuose, todėl mes puikiai turime ramų miegą. Tai va, visi šitie 3 produktai dalyvauja ir mūsų nervų sistemos atstatyme, jeigu kartais pritrūko miego ir to melatonino. Antiparazitinė apsauga, tai kaip ir sakiau, mums yra labai svarbu plauti rankas, tai yra higiena pirmiausiai. Ir česnakiniai produktai jau tikrai visur jūs randate ir parašyta, kad
česnakas, svogūnai ir visa svogūnų šeima yra didžiulė pagalba prieš parazitus ir tai kaip natūralus antibiotikas. Jeigu geriat antibiotiką, tai visada reikia gerti ir gerasias bakterijas. Gerdami, vartodami Garlic-Kalium kompleks, tai česnakinius produktus, jūs galite ir negerti gerųjų bakterijų, jeigu jau jūs turite pakankamai, jūs tik tai jas pamaitinsite. Tai vėlgi yra didžiulė pagalba. Na ir čia įdėjau beta G, kuris ir padės vėlgi pašalinti į virškinimo sistemą patenkančius vienaip ar kitaip parazitus. Ir jūs čia matote actas plus soda. Taip, galima plauti ir su actu, ir soda, bet mes žinome ir naudojamės, nors paskirtis LDC yra indų ir rankų ploviklis, bet žinome, kad puikiai veikia ir nuplauna būtent vaisius ir daržoves. Taigi esame saugus vartodami ir kartais ne pagal paskirtį. Taigi vasara, tarkim, tebūnie kūno atsparumo išbandymas. Bet vartokime produktus, nes iš tiesų būkime pasiruošę ir vasarai, ir rudeniui, ir žiemai. Būkime budrus savo kūnui, nes kūnas kalba per odą, virškinimo sistemą ir mūsų nuotaiką. Taigi, ačiū jums visiems.